Šventinė savaitė bus gausi pobūvių, priėmimų ir vakarėlių. Tačiau patariame jums, raskite valandėlę ir savo mažąjį palydėkite į unikalią parodą. Čia bus įdomu ne tik jam, bet ir patys prisiminsite savo pirmąjį žaislą, rastą po kalėdų eglute. Dažnai mąstome, kuomgi sudominti savo mažuosius, kur nueiti, ką aplankyti, kad ir mažyliui ir mums būtų įdomu. Vilniuje, Aušros vartų meno galerijoje, duris atvėrė paroda žaislų istorijos. Iš tiesų tai ne pirma paroda mūsų galerijoje, kuri vyksta, tik tiek, kad anksčiau mes dažnai rengdami įvairias tautodailės ar rankdarbių parodas. Ir artėjant kalėdoms norėjosi kažką ypatingo suorganizuoti ir galvojom ir iš tiesų kažkaip ypatingai mūsų pačius mažiausi yra vaikai. Taip ir gimė idėja surengti būtent tą žaislų parodą. Važinėdamas po Europą aplankiau ne vieną žaislų muziejų, kurie yra labai įdomus ir patrauklus ir vaikams, ir jų tėveliams. Ir tiesiog kilo sumanymas pamėginti įsteigti panašią įstaigą ir Lietuvoje. Na ir po truputėlį ta įstaiga vystosi, gyvuoja, dar neturime patys patalpų, todėl prieš kalėdiniam laikotarpiui mus pakvietė padaryti nedidelę ekspoziciją šioje Aušros vartų meno galerijoje. Tai su keliais žaislų gamintojais lietuvių mes ir pristatom tokią nedidelę parodėlę žaislų istorijos, kurioje jūs galite susipažinti ir su seniausių žaislų istorijomis. Paulius Blaževičius – archeologas. Jam dar studijų metais kilo mintis atidaryti žaislų muziejų, kuriame būtų galima susipažinti su archeologinių tyrimų metu atrastų seniausių žaislų istorijomis. Parodoje pristatome nuo pat seniausių žaislų iki beveik nūdienos. Tai vieni iš seniausių žaislų žinomų Lietuvoje, kurie turėjo greičiausiai kažkokią ritualinę funkciją, yra taip vadinamos užžynės. Tai yra kiaulės kojos kauliukas su skylute per vidurį ir jį įsukus, pervėrus vilnonių siūlų ir įsukus jis skleidžia tokį ūžimą primenantį garsą. Tai mes tokius pavyzdžius šitų dirbinių irgi turime ir kai kas galbūt prisimena, kad vaikystėje yra žaidęs su sagomis panašiai pervėrus, tai yra tik gerokai primityvesnis dirbinys. Nuo 14-15 amžiaus atsiranda kur kas įvairesnių žaislų, pradedant pačiais primityviausiais barškaliukais ir baigiant sportiniais. Tai odiniai kamuoliai ir arbaletai. Parodoje pristatomi ir 20 amžiaus žaislai, sukeliantis malonius prisiminimus mums, mūsų tėvams ir seneliams. Kai ateina su vaikais, būna labai įdomu stebėti, nes jie patys tėveliai prisimena tos žaisliukus senus ir stebi savo vaikus, kaip jie žaidžia su jų vaikystės žaislais. Tai būna kažkas tai įdomaus. Labai įdomus ir tie seniausiai žaislai. Tie viduramžių žaislai, kurie yra ne šiaip paprasti, bet kurie yra pakankamai sudėtingi mechaniškai. Dažniausiai randamas jų tik nuotraukos. Todėl labai įdomu juos atkūrinėti. Atkurti visą tą bendrą vaizdą, kaip pavyzdžiui, jeigu buvo rastas tyrimų metu arbaleto apsodas, tai yra, vadinkim, buožė, tai atkurti visas trunkstamas detalės ir yra pati smagiausia dalis. Iš tikrųjų, prikeltą žaislą naujam gyvenimui. Geriausiai žaislo laikmetį atspindi jo apipavidalinimas. Lėlių drabužių mados, medžiagos, dekoras. Tačiau kaip ir anksčiau, taip ir dabar žaislų funkcijos lieka tos pačios – lavinti, ugdyti, mokyti. Politinė situacija niekaip neįtakoja žaislo paskirties. Jeigu viduramžiais buvo medinis vežimas, irgi pakankamai funkcionalus, kurio ratai sukosi ir panašiai, tai 19 amžiui buvo jau skardinės mašinėlės, 20 amžiui tos mašinėlės jau turėjo prisakomus varikliukus, o šiandien mes jas turim su distanciniais pultais valdomas. Tiesa, bėda, kad vaikai dažniausiai žaidžia ne su žaislais, o pritaiko aplinkoje esančius daiktus. Remdamasi savo patirtimi, prasitarė parodos autorius. Kaip ir dabar, taip ir anksčiau, vaikai žaisdavo su bile kuo, ką rasdavo po ranka. Ir kiekvienas šaukštas galėdavo tapti kokią nors povandeninę valtimi ir panašiai. Tai archeologai radę šaukštą 15 amžiaus sluoksnyje net neįtars, kad jisai buvo panaudotas žaidimams. 20 amžiaus žaislai į žaislų muziejų atkeliauja skirtingais keliais. Dalį surenka patys įkūrėjai, dalį padovanoja geri žmonės, atradę jų besitvarkydami senelių ar protėvių namuose. Mes internetinėme puslapyje esam paskelbę tokią kaip ir akciją,
padovanok muziejų žaislą. Tai va tai yra labai džiugu, nes mes labai ženkliai papildom dovanomis tą muziejaus 20 amžiaus ekspoziciją. Archeologiniai daiktai čia žinoma eksponuojamos jų kopijos, patys daiktai saugomi muziejuose, jie yra surasti įvairių archeologinių tyrimų metu. Kartais atpažinti archeologų kaip žaislai, kartais tiesiog manyta, kad tai kažkoks neaiškus dirbinys ir mes tik vėliau atpažinome kaip žaislą. Tai muziejai yra leidę pasigaminti kopijas tų pas juos saugomų žaislų. Etnografinė medžiaga irgi yra taip pat didelė dalimi saugoma muziejus. Parodoje žaislų istorijos galima pamatyti tik nedidelę dalį eksponatų. O jau kitais metais duris planuoja atverti žaislų muziejus, kuriame su seniausiais žaislais mažieji galės susipažinti ne tik žiūrėdami į eksponatus pro stiklinę vitriną, bet ir klausydamėsi jų atsiradimo istorijų. Muziejus bus šiek tiek kitoks. Mes visi įsivaizduojam, kad muziejus tai yra vieta, kur yra daiktai padėti už stiklo, gali atsargiai įeiti, pasižiūrėti, nedaug dievė nieko nečiupinėti ir būsi greičiausiai net ir nieko blogo nedarydamas pabartas kokios tetos sėdinčios ir mezgančios. Bet iš tikrųjų muziejus tai daug platesnę funkciją atlieka. Tas kuriamas žaislų muziejus ir yra, jame ir siekiama padaryti greta tos ekspozicijos, kuri galbūt dalis bus po stiklu, tos, reiškia, istorinės žaislų raidos, padaryti ir aplinką, kur vaikai galėtų išbandyti įvairiausius žaidimus, žaislus, suprasti daiktų funkcionavimą, kaip jie veikia, iš ko jie padaryti. Tai aš manau, kad vaikams ypatingai tai ir yra svarbu. Tas ne žaidimo istorija kaip sausas faktas, bet būtent ta jo apčiuopiama raida ir toks pažinimas tiesmukas. Paroda žaislų istorijos bus eksponuojama iki naujųjų metų. Taigi, jei kurį ateinančios savaitės vakarą su savo mažaisiais nuspręsite pasivaikščioti po šventiškai pasidabinusi Vilniaus senamiestį, drąsiai galite užsukti į Aušros vartų meno galeriją ir parodyti savo mažyliui, kokį žaislą radote po kalėdų eglute, kai buvote jo metų.